Labas, artėja tėčio diena. Ir mes norime papasakoti apie savo tėčius. Nes mūsų tėčiai mūsų herojai. Pasakosiu, koks mano gražuolis tėtis. Mano tėtis stiprus, mylintis, aukštas, rudi plaukai ir rudos akis, be ūsis, be barzdis. Mano tėtis atrodo aukštas, gražus, dėkingas. Ir jeigu aš liūdžiu kažką, mane iš karto apkabina, sako, kas nutiko, sako, kad aš nusiliūdęs, ir mane apkabina. Mano tėtis moka elgtis su ginklais ir jam vienas juokas išardyti ir vėl surinkti. Ir jisai saugoja mūsų taiką ir ramybę. Tvarko mašiną, išmano apie motociklus, keičia padangas, keičia dviračius, dažo. Jis moka tvarkyti mašinas ir daryti namų remontus. Tėtis visada nori, kad mes su broliu rašytumėm diktantus. Mano tėčio diena mokykloje atrodytų šitaip. Vien diktantai lietuvių, eitumėm į valgyklą, valgytumėm vien bandeles ir sušius, tada tėtis viską suvalgytų už mumis ir pareitumėm į klasę, vėl diktantus rašytumėm. Kaip atrodytų tėčio diena mokykloje? Aš tuoj pasakysiu. Uždedam kojas ant stalo, po to po 10 minučių jau einam į valgyklą, valgom sušius ir geriam Coca-Colą. O kai grįžtam į klasę, vėl uždedam kojas ant stalo ir nieko nedarom, galim miegoti, bet gaunam puiku. Jeigu mano tėtis visą dieną neturėtų telefoną, jis ištisai žiūrėtų televizorių. Jeigu mano tėtis būtų superherojus, jo supergalia būtų visus blogiečius mėtyti pro langus, kaip Hulkas. Jei mano tėtis būtų gyvūnas, jis būtų vilkas, nes jis visada alkanas. Jei mano tėtis būtų gyvūnas, jis būtų didelė meška ir gera. Labiausiai jaučiuosi mylima tėčio, kai jis man paskambina, parašo, apkabina, pabučiuoja ir aplanko. Aš liūdžiu, mane tėtis apkabina ir sako, kad viskas bus gerai. Geriausius prisiminimus su tėčiu, kai buvom Palangoj, maudėmės, vaškėmės, valgėm vaflius. Mano tėtis labiausiai moka man padėti namų darbus. Ir visada, ko nesuprantu, jis padeda. Jis pats geriausias tėtis pasaulyje. Va. Jeigu aš neatsimenu, kokia diena būtų, kaip pasakyti pradžioje. Mano tėčio diena mokykloje būtų šitai. Priverstų išmokti visus žuvų pavadinimus, mergaitės kabintų ant kabliuko sliekus ir gamintume marmaliūzę. Kadangi, kad aš nelankiau plaukimų pamokų, mane išmokė plaukti tėtis. Taip ir taip. Va. Dažniausiai su tėčiu aš sportuoju, žaidžiu šachmatais, keliauju. Bet labiausiai man patinka su jo ristis lovoje. Mūsų tėčiai moka labai daug, bet svarbiausia, jie moka mylėti. Ačiū tėti už pagalbą. Ačiū tėti už palaikymą. Ačiū tėti už draugystę. Ačiū tėti už paaiškinimą. Ačiū tėti už įvedimą į sportą. Ačiū tėti už brolius. Ačiū tėti, kad savo laiką skiriai man. Mes jūs labai mylime. Martin suklydo, girdėjau. Ja. Mes jūs labai mylime. Ar biškai panašu klausimą?